Taip, dar vaikai, kurie dar liko nepaskirstyti. Rūžavi irgi va prie raudonų tada, o žali va prie pirmos užduoties. Dabar mes truputėlį paskirstysim tuos lapelius, kur yra užrašyti jūsų vardas, pavardė ir gimimo metai, kad galėtume užrašyti jūsų laiką. O per tą laiką jūs galit išbandyti rungti. Žirginis sportas nėra tiesiog automatinis sportas, kur išmokti teoriją ir ją pritaikyti. Tai yra daugiau pojūčių, daugiau jutimų sportas, kur reikia viską pajusti žirgą, matyti kiekvieną jo mintį galbūt. Žingsnis yra vienas iš paprasčiausių, kurio dažniausiai pradedame. Ir tai yra vienas iš paprasčiausių. Kitas aliūras yra ryšė. Ryšė yra kur nors žuvėjus, kodėlas. Ryšė. Buvo ir gan gerai buvo. Ne visada žirgiai nori klausyti. Tai demonstruoja ir dabar. Taigi lengvoji.